L yra S, yra apie lyrą. Tik tai ne karalių lyrą, o princą lyrą. Viskas prasideda nuo lyro gimtadienio, kaip sukakus jam 18 metų, jam įvyksta lūžis. Žiūrovas vis labiau ir labiau pamato, kaip jisai virsta į tą senąjį lyrą, tą karalių lyrą, kuris jau yra parašytas Šekspyro. Kada pradės leisti? Ir vienas, ir du. Tai yra tikrai. Šitos nėra, tik tai čia ateina. Repetuojam intensyviai, klijuojam, žiūrim, kažkas gaunasi labai gerai, kažkas dar yra tokios nežinomybės, bet man atrodo, kad esam labai geram kely ir kažkaip esam gerai nusiteikę ir važiuojam į priekį. Jėga, šitą paliekam šitą. Šitas labai geras. Žiauriai geras. Labai geras. Dabar turėkim variantą, kas bus, jeigu nukrenta. Jei įbrisi į vandenį, žuvis nuplauks. Tada teks pačiam tapti žuvimi. Šitam spektaklį bus ypatingai daug garso ir tas garsas bus naudojamas labai įvairiom formom. Ir būtent tas jo naudojimas tiek muzikinė prasme, tiek garsinė prasme, tiek tam tikrais efektais, jisai labai subtiliai įsilieja į tą lyro vidinį pasaulį. Garsiau puslapius. Garsiau puslapius. Aha, garsiau. Būtų čia su ko garsiau. Išmintingos jėgos viską pasakykit. Šitas spektaklis yra labai daugam skirtas, tiek nuo Šekspyro fanų, žmonių, kurie domisi būtent klasikinę literatūrą ir jos interpretacijom, tiek jaunam žmogui, kuris yra 18 metų ir jam vyksta tas virsmas iš paauglystės į tapimą suaugusiu. Ir tuo pačiu ta toksiško vyriškumo tema nuskambanti spektaklyje, kuri, man atrodo, dabar yra ypatingai aktuali, kai mes permąstom vyro vaidmenį tiek visuomeniai, tiek šeimoje, bet kokiam modeliu mes jį permąstom.